darbo partijos įsipareigojimų, tarkim, bet atsakomybės tiksliau, bet vis tiek negali patenkinti jūsų skundo. Tai apeliacinis teismas atkreipė dėmesį tai, kad iš tiesų mūsų iškelta problema, kad organizavus juridinį asmenį iškilto realizuoto asmens galimybė patraukti baudžiamąją atsakomybę nėra. Ir apeliacinis teismas tai įvardino kaip įstatymo spragą, kuri negali būti tokiu būdu ištaisyta, sakykime, per šį procesą. Tai yra faktiškai nukreipta įstatymo leidėją, kad įstatymo leidėjas tą klausimą sureguliuotų. O atsisakė taikyti mūsų prašomą veiklos apribojimą, kadangi jis sutiko su pirmos instancijos teismo išvada, kad asmens reorganizavimas nelaikytina juridinio asmens veikla, kaip po tokia, kurią galima riboti pagal 389 straipsnį. Ir kad tai tiesiog nėra tokios procesinės priemonės, kaip tą procesą sustabdyti baudžiamajame procese numatytais veiksmais. Prokurorė, jūs čia kreipėtės į šitą teismą dėl to, jog manote, kad nebebus ką teisti, paprastai tariant, dėl galimai, jeigu pavyks jums įrodyti nusikaltimus, ar ne, ten darbo partijos juodąją buhalteriją. Tai ką darysit toliau, jeigu teismas pasakė, kad... Tai visų pirma, tai teisti procesas vyksta ir prieš fizinius asmenis. Tai bet kuriuo atveju nuosprendis byloje bus priimamas ir pasisakoma dėl byloje nustatytų faktų. Tačiau apeliacinis teismas iš principo atkreipė į tą problemą, kuri egzistuoja, kad jeigu iki nuosprendžio priėmimo juridinis asmuo darbo partija reorganizuosis, iškils problema dėl jo patraukimo baudžiamąją atsakomybėn ir matomai jinai bus sunkiai galima. Tai darbo partijos vadovai realiai rado įstatymų spragą ir jie labai gudriai pasinaudojo. Na, tai čia jau jūs vertinamas. Ar įstatymo leidėjas dar gali kažką ištaisyti šią atveju? Įstatymo leidėjas visada viską gali. Tai tam ir įvyksta įstatymo leidyba, kad būtų taisomos tos teisės spragos, kurios išaiškėja. Iki nuosprendžių. Tai mes prokurorai už įstatymo leidybą negalime pasakyti. Bet ar tai, kad nebus galima teisti darbo partijos, jei jos neliks, ar tai gali turėti kokios nors įtakos asmenims teisiamiems toje pačioje byloje? Ar galbūt, kad tai trukdys nuteisti Uspaskichą, Vonžutaitę ir kitus? Ne. Tai yra fizinių asmenų baudžiamoji atsakomybė nesietina su juridinio asmens baudžiamąja atsakomybė, atvirkščiai. Juridinio asmens atsakomybė yra sietina su fizinių asmenų baudžiamąja atsakomybė. Tai, kad, sakykime, neliktų juridinio asmens, tai nereiškia, kad nebūtų galima priimti nuosprendžių prieš fizinius asmenis. Ačiū.